įsigijame naują televizorių, šaldytuvą, skalbyklę, kompiuterį, galvojame, kurgi dėti senąjį, kaip atsikratyti jo civilizuotai. Apie tai kalbame su elektronikos atliekų tvarkymo įmonės konsultante Asta Prankienė. Taigi, ponia Asta, kodėl negalima paprasčiausiai išmesti visų tų prietaisų? Pagal ES reikalavimus šalyse narėse turi būti iki 50% atliekų perdirbama. Tas pas mus kol kas nepasiekta, sunkiai pasiekiama, o visa sena buitinė technika ir yra tos atliekos, kurios gali būti perdirbamos. Iš jų paskui gauname antrinės žaliavas, kurias galima panaudoti kitų gaminių gamybai. Perdirbama yra visa buitinė stambi technika, tai šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, visa smulki technika, kaip lygintuvai, arbatinukai, fenai ir panašiai, netgi žaislai, elektriniai traukinukai, mašinėlės, kurios yra su baterijom. Žodžiu, viskas, kas naudoja, kam veikti reikalinga elektros energija, baterijos ar akumuliatoriai, yra perdirbama. Kai kuriuose prietaisuose yra pavojingų sudedamųjų dalių, kurias reikia atskirai išimti, atskirti ir atskirai perdirbti. Ištekėję tepalai, sunkieji metalai teršia dirvožemį, ištekėjęs freonas iš šaldytuvų garuoja ir ardo ozono sluoksnį. Kas suprantama, visi turim rūpintis aplinką ir neteršti, nes patys paskui mes ten pat gyvename. Senus prietaisus iš mūsų priima kai kurios parduotuvės. Kokiais apskritai būdais galime atsikratyti senos įrangos? Žmogus pirkdamas naują prietaisą parduotuvėje gali grąžinti jį seną, tokios pačios rūšies ir tiek pat vienetų, tai yra jeigu perka vieną šaldytuvą gali ir priduoti parduotuvėje. Jį privalo priimti nemokamai ir visos prekybos vietos, kas parduoda naują buitinę techniką. Jeigu žmogus perka prietaisą su pristatymu į namus, pardavėjas gali nemokamai išsivežti, bet to neprivalo daryti. Gali už tai paprašyti užmokesčio. Kiekviename mieste yra stambiagabaričių atliekų aikštelė, iš gyventojų ten priima buitinę techniką neribotais kiekiais. Prasme, kiek atveža, tiek turi priimti nemokamai. Nepatogumas yra tas, kad reikia ieškoti transporto, su kuo tai nuvežti ir dažniausiai aikštelės dirba įprastų darbo laiku, tai yra nuo 8 iki 5 ar nuo 9 iki 6, kas yra gana nepatogu dirbančiam žmogui. Dar seniūnijos, komunalininkai ar kiti atliekų tvarkytojai rengia surinkimus apvažiavimo būdu, kada nustatytų laiku, nustatytoje vietoje atvažiuoja ir surenka suneštą seną buitinę techniką. Bet tai irgi kai kam nėra patogu, nes tai reikia derintis prie to grafiko. Bet vis dėlto žmogui patogiausia, kai jam nereikalingus prietaisus paprasčiausiai kas nors išsiveža iš namų. Mūsų įmonė atvažiuoja į namus ir nemokamai išneša, nemokamai išveža visą seną buitinę techniką. Prie stambių daiktų galima atiduoti ir smulkius visus surinktus daiktus. Tiesiog jums reikia paskambinti telefonu 1806. Mūsų administratorės užregistruos jūsų užsakymą, sutartą dieną atvažiuos ekipažas, iš namų išsinešime, išsivešime, jums tai nieko nekainuos. Jeigu jūs negalite būti namuose, galite palikti prietaisą už durų, mes ir iš ten išsinešime. Šitą paslaugą nemokamai atliekame Vilniaus, Kauno, Trakų miestuose bei rajonuose. Kitose vietovėse Lietuvoje irgi galima atvažiuoti susirinkti, tiesiog dėl vieno prietaiso tai kaip ir brangu važiuoti, bet jeigu jūs surinksite didesnį kiekį elektronikos atliekų, subursit kokius kaimynus, bendruomenę, mokyklos gali kviestis irgi susirinkę vaikai, tiesiog atvažiuosim, susirinksim, išsivešim. O kas apmoka už tai, bet? Nuo 2006 metų įsigaliojus ES direktyvai, kad moka teršėjas, šitų atliekų tvarkymą finansuoja gamintojai ir importuotojai, tai yra tie, kurie išleidžia į rinką visus elektronikos prietaisus.
Šią paslaugą nemokamai atliekam ir įmonėms, taip kad skambinkite 1806, atvažiuosime ir viską išsivešime. Tiek iš gyventojo, tiek iš įmonės. Įmonėms dar išrašysime ir dokumentą patvirtinantį atliekų pridavimą. Apie tai, kaip patogiausia atsikratyti nereikalingų buitinių prietaisų, pasakojo elektronikos atliekų įmonės konsultantė Asta Prankienė. O jums, mėly žiūrovai, primenu, kad klausimų laidai specialistai pataria laukiame įprastu adresu redakcija@5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.